Labas rytas visiems. Labai gera ir smagu vėl jūs matyti šį gražų penktadienį. Didysis penktadienis, tai, kaip sakant, atgimimo, prisikėlimo laikotarpis, kada mes laukiame šventų Velykų. Ir tas laikotarpis yra tiesiog skirtas mums visiems tiesiog susigyventi su savo vidumi, su savo artimaisiais, su savo aplinka ir tiesiog mėgautis ta tokia gražia darna, ramybė ir meilė aplinkui, kuri mus supa kasdien. Ir mes labai dažnai to nepastebime, kada keliaujame savo gyvenimo keliu ir tiesiog blaškomės, bet tam tikros dienos, kalendorinės dienos ar šventės ypatingos mus sujungia visus kartu ir leidžia mums visiems dalinti savo gražią energiją. Taigi, kviečiu visus atsisėsti patogiai ant vokelio ar tiesiog sulenkti kelius ir atsisėsti ant kulnų. Ištiesinkite nugarą, nuleiskite pečius ir tiesiog užmerkite akis. Rankos gali būti nuleistos ant kelių, delnais į apačią arba į viršų. Ir tiesiog palengva pradėkite stebėti savo kūną. Stebėkite, kaip jis jaučiasi. Prisiminkite gal, kaip jutotės atsibudę prieš praktiką. Ir kaip jaučiatės dabar. Įsivaizduokite tą gražią šviesią spalvą, baltą spalvą keliaujančią aplink jus. Ir tarsi kaip švelnus sūkurys supo jūsų kūną aplinkui, atnešdamas gėrio, švelnumo, meilės, džiaugsmo. Jaučiame, kaip įkvėpus šito gražaus gėrio, mes jaučiamės lengvesni, laimingesni, sveikesni. Ir su kiekvienu iškvėpimu mūsų kūnas tiesiog išsivalo iš įvairiausių negatyvių kažkokių tai medžiagų, minčių. Ir kiekvieną kartą įkvėpus mūsų šonkauliai plečiasi į šonus, taip sudarydami daugiau erdvės mūsų plaučiams pritraukti gaivaus oro. Iškvėpus mūsų šonkauliai susitraukia, išvalydami mūsų plaučius. Ir tas pulsavimas mūsų paties organizmo leidžia mūsų kūnui atsipalaiduoti ir kraujui lengvai tekėti per venas, atnešant prisikėlimo, to atgaivos ir to pabudimo mūsų naujų ląstelių. Tarsi toks šventas momentas, kai kūnas susilieja su pačia gražia švente. Jaučiame, kaip tas gaivus oras, pilnas įvairiausių nutricijų, kartu su krauju keliauja per mūsų organizmą, išvalydami nuo visokiausių sustabarėjimų, susigūžimų, kada mūsų kūnas pasidaro toks nelankstus, bet to būtent pagalba jis leidžia išvalyti įvairiausius trukdžius iš mūsų organizmo ir patenka į tiesiog smulkiausias daleles kūno. Ir krauju išvalo organizmą. Įkvėpkite giliai per nosį ir iškvėpkite per burną. Vėl įkvėpkite per nosį giliai. Ir iškvėpkite per burną. Dar kartelį įkvėpti giliai per nosį. Ir iškvėpti per burną. Dabar įkvėpsime per burną su garsu H. Ir iškvėpsime garsu H. Dar kartelį įkvėpti.
Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Uždarykite burną ir įkvėpkite tuo pačiu garsu per nosį. In and out. Įkvėpti. Ir tas garsas vis tiek mūsų gerklėje išlieka. Iškvėpti per nosį garsu. Tai yra mūsų ūdžio įkvėpavimas. Tai tarsi meditacinis kvėpavimas, kuris leidžia mūsų kūnui nuraminti savo mintis per kvėpavimą. Sudėkite rankas į maldos poziciją namaste. Ir tiesiog gal norite suteikti šios praktikos tikslą savo, o gal kažkam kitam perduoti tą energiją. Tai neturi būti kažkoks tai daiktas ar žmogus, tai gali būti gyvūnas ar šiaip gamta. Jūs galite skirti savo praktikai, gilinti jas, praktikos žinias. Mes pasitiksime savo praktiką su garsu OM, tuo visatos pirmuoju garsu. Įkvėpkite giliai per nosį ir pasiruoškite. Nuleiskite rankas ant kelių. Sekančiu įkvėpimu įkvėpkite giliai ir iškvėpus sukitės į dešinę pusę. Dešinė ranka už nugaros, kairė ranka ant dešinio kelio. Žiūrite atgal. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Suaktyviname manikūro čakrą. Sužadiname tą ugnį būtent mūsų viduje, tą agnį. Sekančiu iškvėpimu grįžtate į pradinę būseną, iškvėpti. Įkvėpti. Sukatės į kairę pusę, kairė ranka už nugaros, dešinė ranka ant kairio kelio, žiūrite atgal. Iškvėpti. Nugara tiesi, ištempta į viršų. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti, pasisukti į pradinę būseną. Atsargiai patraukti blokelių, jeigu sėdite ant jo, ir atsiraskite stalo pozicijoje, kur mes ir paleisime savo pirmą kūrinį. Tai su skaičiavimu, kai pasakysiu play, paleisime antrą kūrinį nuo viršaus, kuris vadinasi Ascending Dawn Sky. Tai su skaičiavimu 3, 2, 1, play. Ok, čia mes grįžtame į stalo poziciją. Rankos yra vienoje linijoje su pečiais. Kelius atskiriame tiesiog klubų plotyje. Galite kojų pirštus ištiesti arba sulenkti, kaip jums patogiau. Ir atliksime dabar karvės pozą. Tai nuleidžiame pilvą žemyn, galva keliauja aukštyn. Išviesti nugarą kaip katė, pikta katė. Žiūrime tarp šlaunų į viršų ir priešiname skrymelį. Ir vėl įkvėpti, pilvas leidžiasi žemyn, žiūrime aukštyn. Iškvėpti. Katė. Įkvėpti, žiūrime aukštyn, leidžiasi pilvas žemyn. Iškvėpti. Dar porą kartų. Gilus įkvėpimas per nosį. Gilus iškvėpimas per nosį. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Dešinė ranka keliauja į viršų, įkvėpti. Iškvėpus kaip adatėlė keliauja tarp kairios kelio ir rankos. Nuleidžiate petį ant žemės. Ir kairė ranka keliauja aukštyn.
Žiūrite galbūt į aukštį arba tiesiog tiesiai. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Manipūra čakra, geltona spalva, tokia ryški, karšta kaip saulė. Dega mūsų, būtent pilvo zonoje. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti. Iškvėpus nuleidžiame kairę ranką žemyn, įkvėpus dešinė ranka kyla aukštyn. Iškvėpti, nuleidžiate ranką žemyn. Šuo veidu žemyn ir paminate pedalais, įsivaizduojamais pedalais pėdomis. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Šioje praktikoje, kaip ir visose jogos praktikose, mes atkreipiame dėmesį į kūno tempimą. Ir tas tempimas gali būti tiesiog į priešingas puses, žiūrint priklausomai nuo kiekvienos pozos. Ir mes norime tiesiog atverti daugiau ertmės tarp mūsų sąnarių, kaulų, sausgyslių. Tiesiog išvalyti visą kūną nuo to susistovėjimo, tokio sustabarėjimo, kuris tiesiog pamažu atsitraukia, kada mes nejudame. Įkvėpti giliai, iškvėpus nuleiskite kelius į stalo poziciją. Kyla kairė ranka į viršų, įkvėpti. Iškvėpus kaip adatėlė keliauja tarp dešinio kelio ir dešinės plaštakos. Įkvėpus dešinė ranka keliauja į viršų. Iškvėpti giliai. Mes po truputėlį žadiname kūną. Tiesiog pamažu apšildome jį. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiate dešinę ranką žemyn. Įkvėpti, kairė ranka kyla aukštyn. Iškvėpti, nusileidžia žemyn, šuo veidu žemyn. Arba muka. Ir čia mažai žingsneliais keliaujame į kilimėlio priekį, prie rankų. Pėdos gali būti klubų plotyje, tarpas tarp pėdų. Ir stumate abi alkūnes priešingomis rankomis ir tiesiog pasisukate į vieną pusę ir į kitą. Gilus įkvėpimas ir gilus iškvėpimas. Nuleidžiate abi rankas žemyn ir pamažu kylate aukštyn. Galva bus paskutinė kūno dalis, kuri kils aukštyn. Rankomis keliaujate į viršų. Suimate dešinę ranką kairę riešą, dešinė koja keliauja. Tai yra kairė koja keliauja už dešinės ir lenkiatės į dešinę pusę. Jaučiate tempimą tiesiog kairėje pusėje. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Mūsų liemuo, mūsų šonkaulių zona, krūtinės ląsta, nugara, tai tarsi kamienas, kaip medžio kamienas, kurį mes turime apšildyti iš visų pusių. Ir tempimai būtent į viršų ar į šonus nuima įvairiausią įtampą, būtent mūsų apatinės nugaros dalies. Ir leidžia kraujui lengvai patekti į visus tarpelius, taip išvalydamas toksinus padeda mūsų kūnui pasidaryti laisvam ir lengvam.
Įkvėpus grįžtame į pradinę būseną, rankos nusileidžia žemyn. Įkvėpus rankos kyla aukštyn, suimame kairę ranką dešinį riešą ir dešinė koja keliauja už kairės, lenkitės į kairę pusę, iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Mes darome bananą shake, banano pozą, kur yra stovimo banano poza. Šią pozą galime atlikti taip pat gulint ant žemės. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu grįžtate į pradinę būseną, rankos nusileidžia žemyn. Sujungiate kojas, pėdų kojas per pirštus arba pilnai. Randate savo patogiausią variantą arba tiesiog galite atskirti pėdas būtent klubų plotyje. Aš mėgstu sujungti kojų pirštus ir tiesiog mažą tarpelį turėti tarp kulnų. Taigi pradėsime mes saulės pasitikimą, kuris jau prasidės toks ugningas, šiltesnis judėjimas mūsų organizmo. Keliai pakelti į viršų, dubuo nuleistas ir pajungtas, pečiai nuleisti, nugara ištiesta, žiūrime tolyn. Saulės pasitikimas A, rankomis kilame į viršų, įkvėpti, iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliame, žiūrime į tolį, iškvėpti, lentos pozicija. Atkreipkite dėmesį į sėdmenis, jie neturi būti aukščiau negu jūsų pečiai, nuleidžiate juos žemiau, paimkite pilvo raumenis ir sėdmenis. Įkvėpti, pasiruošti, nuleisti kelius, krūtinės smakrą žemyn. Žiūrite tolyn, alkūnės lenkiasi atgal. Įkvėpti, kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Ardo mūką. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Galva nuleista, pečiai atpalaiduoti, žiūrime tarp šlaunų į viršų arba į bambą. Smilius bei nykštys taip pat spaudžiasi kilimėlį, pirštai plačiai skleisti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti, sėdmenis keliauja į viršų ir atgal. Jeigu sunku pilnai ištiesti koją, galite ją šiek tiek sulenkti per kelius. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, kulnis kyla aukštyn ir mažais žingsneliais keliaujame kilimėlio priekį, iškvėpti. Adamų, keliamės ir žiūrime tolyn, iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankomis kylame aukštyn, samastyti, rankos palei šonus, kartojame. Rankos į viršų, įkvėpti, žiūrime aukštyn, drišti. Leidžiame žemyn, utanasana. Ada utanasana, pusiau keliame, žiūrime tolyn, nugara ištempta, iškvėpti lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, kelius krūtinę, į smakrą nuleidžiate žemyn, iškvėpti. Kobra, įkvėpti, iškvėpti, šuo žemyn. Ada mūka. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Gilus įkvėpimas per nosį, ūdžia įkvėpavimas, nepamirštame. Ošimas gerklėje, iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu, kulnis kyla aukštyn, iškvėpus, žingsnis į priekį. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos aukštyn, žiūrime aukštyn į nykščius, jūs įdrišti. Iškvėpti, samastyti. Kartojame, įkvėpti. Iškvėpti, utanasana. Ada utanasana, pusiau keliame, žiūrime tolyn. Iškvėpti, lentos poziciją.
Įkvėpti pasiruošti. Kelius, smakrą, krūtinę leidžiame žemyn, alkūnės atgal. Įkvėpti kobra. Iškvėpti adamuką. Šuo veidu žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kyla kulnas aukštyn. Iškvėpus didelis žingsnis į kilimėlio priekį. Rankų link. Įkvėpti pusiau keliamės. Adam. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti rankas aukštyn. Iškvėpti rankos palei šonus. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti pusiau keliamės. Iškvėpti lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti. Galbūt čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti arba kobra, arba šuo aukštyn. Urdhva-mukha. Iškvėpti adha-mukha. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti didelės žingsnis į priekį. Įkvėpti. Urdhva. Iškvėpti. Adha. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti. Palei šonus. Saulės pasitikimas B. Kėdės poza. Įkvėpti. Rankos lygiagrečiai su ausimis. Iškvėpti. Leidžiame žemyn. Įkvėpti pusiau keliame. Žiūrime tolyn. Iškvėpti lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti. Mažoji arba čaturanga. Įkvėpti šuo arba kobra aukštyn. Iškvėpti. Šuo žemyn. Įkvėpti dešinė koja kyla į viršų. Iškvėpti sulenkiame per kelią ir tada darome klubą. Įkvėpti. Koja ištiesti viršų. Iškvėpti. Statome į žemą įtūpstį. Įkvėpti rankos aukštyn. Sėdynę atgal. Iškvėpti. Tiesi priekinę koją. Įkvėpti rankos aukštyn. Sukamės į dešinę pusę. Iškvėpti. Įkvėpti rankos aukštyn. Sėdmenis atgal. Priekinė koja ištiesta. Įkvėpti rankos aukštyn. Sukamės į dešinę pusę. Iškvėpti. Vėl įkvėpti. Rankos aukštyn. Iškvėpti. Sėdmenis atgal. Įkvėpti rankos aukštyn. Sukamės į dešinę pusę. Iškvėpti. Įkvėpti rankos aukštyn. Lentos pozicija. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga arba mažoji čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti. Kairė koja keliauja į viršų. Sulenkti per kelią ir tada darome klubą. Iškvėpti. Įkvėpti koją į viršų. Iškvėpti žemas įtūpstis. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti sėdmenis atgal. Priekinė koja išsitiesia. Įkvėpti rankos aukštyn. Sukamės į kairę. Iškvėpti. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti sėdmenis atgal. Įkvėpti rankos aukštyn. Sukamės į dešinę. Įkvėpti rankos aukštyn. Sėdmenis atgal. Iškvėpti. Įkvėpti rankos aukštyn. Sukamės į kairę. Iškvėpti. Rankos aukštyn. Gilus įkvėpimas. Iškvėpti. Lentos pozicija. Įkvėpti pasiruošti. Mažoji čaturanga arba pilna čaturanga. Iškvėpti.
Įkvėpti kobra arba šuo aukštyn. Iškvėpti kobra, šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti, pasiruošti, kulnus keliame į viršų. Iškvėpti į stalo poziciją. Kelius nuleidžiame žemyn. Įkvėpti, dešinė ranka keliauja į viršų. Iškvėpus kaip adatėlė keliauja per kairę pusę. Nuleidžiame petį žemyn. Įkvėpti, kairė ranka aukštyn. Ir iškvėpti. Užsibūnate čia, norite daugiau iššūkio, ištiesite kairę koją į viršų. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Jeigu nukrentate vėl, grįžkite į tą būseną, nieko tokio. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiate kairę koją bei ranką žemyn. Įkvėpus, dešinė ranka kyla aukštyn. Iškvėpti. Dešinė ranka žemyn, šuo žemyn, adamuką. Įkvėpti giliai. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Nuleidžiame kelius žemyn. Į stalo poziciją, kartuojame kairėje pusėje. Įkvėpti kairę ranką aukštyn. Iškvėpti. Keliauja kaip adatėlė per dešinę pusę. Įkvėpti, kai dešinė ranka į viršų. Užsibūnate čia, arba daugiau iššūkio, ištiesite dešinę koją aukštyn. Kojas tuštai tempti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiate dešinę koją ir ranką žemyn. Įkvėpus, kairė ranka keliauja į viršų. Iškvėpus, į šuo žemyn. Adamuką. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kulnas keliauja į viršų. Iškvėpus didelis žingsnis į kilimėlio priekį. Įkvėpti. Pusiau keliamės. Urdhva. Iškvėpti. Adha. Įkvėpti. Utkatasana. Kėdės poza. Iškvėpti. Samastyti. Kartojame. Įkvėpti. Kėdės poza. Iškvėpti. Leidžiame žemyn. Įkvėpti. Pusiau keliamės. Iškvėpti. Lentos pozicija. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpti, sulenkiame kelią, tada darome klubą. Įkvėpti, koja išsitiesia į viršų. Iškvėpti, keičiame. Kelias sulenktas į kairę alkūnę. Įkvėpti, koja atgal į viršų. Kartojame. Dešinysis kelias į kairę alkūnę. Įkvėpti, koja į viršų. Iškvėpti. Pulsuojame. Dar porą kartų. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu sukomės ir užlaikome. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Dešinė koja keliauja į viršų. Į aukštą įtupstį. Iškvėpti. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti rankos žemyn ir dešinė koja išsitiesia. Lenkiamės link dešinio kelio. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, leidžiamės ir dešinė koja išsitiesia. Lenkiamės link dešinio kelio. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti. Įkvėpti.
Iškvėpti, sukamės į dešinę pusę ir užlaikome. Žiūrime atgal per dešinį petį. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Norite daugiau iššūkio, galite dešinę ranką nuleisti ant kairio šlaunies ir kairė ranka virš galvos. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti šaukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Gilus įkvėpimas ir gilus iškvėpimas. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, kairė koja keliauja į viršų. Sulenkiame per kelią ir darome klubą, iškvėpti. Įkvėpti, koja išsitiesia atgal. Pulsavimai. Kairysis kelias į dešinę alkūnę. Iškvėpti. Įkvėpti, kairė koja viršų. Iškvėpti. Kelias į dešinę alkūnę. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar porą kartų įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiai įkvėpimu pasiruošti. Ir užlaikysime pasisukę į dešinę pusę. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiai įkvėpimu koja keliauja viršų. Iškvėpus į aukštą įtupsį. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti. Kairė koja išsitiesia, lenkiame žemyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Kairė koja išsitiesia, kada nusilenkiame žemyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Aukštyn. Ir iškvėpti. Įkvėpti, rankos aukštyn ir sukamės į kairę pusę. Iškvėpti, rankos lygiagrečiai su grindimis. Parengiame sėdmenų raumenį, žiūrime atgal per kairį petį. Norite daugiau iššūkio. Leidžiate kairę ranką ant dešinę šlaunies ir kairė dešinė ranka virš galvos. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Žiūrime tolyn. Įkvėpti kobra arba šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti, grįžtame į lentos poziciją. Sulenkiame per kelius. Šiek tiek, bet nepasiekėme žemės. Sukame sėdmenis link kulnų ir sukamės į kairę pusę. Vėl grįžtame į lentos poziciją. Leidžiame klubus į šuo aukštyn. Iškvėpti. Sukamės klubais į dešinę pusę, sėdmenis link kulnų. Įkvėpti. Šuo aukštyn. Iškvėpti. Sukamės į kairę, sėdmenis prie kulnų. Įkvėpti. Šuo aukštyn. Iškvėpti. Į dešinę pusę. Dar kartelį į kiekvieną pusę pakartosime. Įkvėpti. Šuo aukštyn. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti iš šuo veidu žemyn. Padam nuką.
Ir iškvėpti. Grįžtame į stalo poziciją. Sėdmenys atgal į vaiko pozą. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpkite giliai, udžiai kvėpavimas. Tas kvėpavimas, kuris leidžia mūsų protui nusiraminti. Ir gilus iškvėpimas. Įkvėpimą galima skaičiuoti net iki 4 kartų ir iškvėpimas taip pat. Įsivaizduojame, kad įkvėpėme per 4. 1, 2, 3, 4. Ir iškvėpėme per 4, 3, 2, 1. Dar kartelį kartokite. Ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu pasiruošiame iškvėpus į šuo žemyn. Adomuką. Įkvėpti. Keliauti kilimėlio priekį. Ir kylate pusiau. Iškvėpti, leidžiate žemyn. Įkvėpti kėdės pozą, utkatasana. Iškvėpti, samastyti. Kėdės pozą įkvėpti ir užsibūname. Rankos lygiagrečiai su ausimis, žiūrime aukštyn. Čia palaiduoti. Ir rankomis tiesiog norite pasukti šias dilbio sritis į vidinę pusę. Įkvėpti giliai, sėdmenys atgal, krūtinė į priekį. Ir iškvėpti, kelius sujungiate, pėdos kartu. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Pusiau leidžiatės. Rankos lygiagrečiai su grindimis. Sėdmenys atgal, krūtinė į priekį, žiūrite žemyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiai įkvėpimu pasiruošti. Kylate ant kojų pirštų. Įkvėpti. Iškvėpti rankos žemyn. Arba atliekate jogos įtupstį. Arba štai jogos įtupstis, kada alkūnės remiasi į vidinius kelių dalis. Arba keliaujate su manim į bakasaną, varno pozą. Žiūrite į priekį. Ir pakylate pėdomis link sėdmenų. Norite daugiau iššūkio, nuleidžiate galvą žemyn ir kylate į trikojį. Alkūnės 90 laipsnių kampu. Sekančiu įkvėpimu atsargiai nuleidžiate kojas link čaturangos. Jeigu keliaujate iš malasanos pozos, iš jogų įtupsio, statotės į lentos poziciją, įkvėpti pasiruošti, iškvėpti čaturangą, įkvėpti arba kobra šuo aukštyn ir kartu keliaujame šuo žemyn, iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu, kulnis kyla aukštyn ir keliaujate kilimėlio priekį, iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliatės, uda, utanasana, iškvėpti, ada. Įkvėpti, kėdės pozą, iškvėpti, užsibūnate, įkvėpti, iškvėpus rankos į maldos poziciją priešais krūtinę ir suksamės į dešinę pusę. Pasiruošti įkvėpti, sukatės į dešinę pusę, kairė alkūnė už dešinio kelio, sėdmenys lieka kur yra, tik tai sukasi liemuo ir žiūrite aukštyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Kelius sujunkite kartu ir pėdas. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu grįžtate į kėdės pozą, utkatasana,
Iškvėpus maldos poziciją priešais krūtinę, į kairę pusę sukamės. Dešinė alkūnė už kairio kelio, sėdmenys lieka ten, kur yra, sukasi tik liemuo ir maldos pozicija atsiranda vidury krūtinės, žvilgsnis aukštyn. Įkvėpti, jaučiame kaip mūsų agnį, ugnis, manipūra, čakra dega aktyvi. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu į pusiaukėdės pozą. Iškvėpus leidžiamės į lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti, galbūt čia tu ranką iškvėpti. Įkvėpti kobra viršų aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Ardamuką. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu dešinė koja keliauja į viršų, įkvėpti. Iškvėpus, Virabhadrasana A, karys 1. Galinė pėda, 45 laipsnių kampu, kulnai pasisuka į priekį, lygiagrečiai su kilimėlio priekinė dalimi, priekinė koja sulenkta per 10 kelią, 10 laipsnių kampu. Rankos į viršų, kyla kuo aukščiau, dubuo pajungtas, nesuklūpstame čia, pajungtas visas sėdmenių raumenis. Rankos aukštyn, pirštai plačiai skleisti, žiūrime aukštyn. Krūtinė taip pat kyla aukštyn, tempiamės. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų galinė pėda nekiltų, o būtų pilnai prisiklijausi prie kilimėlio. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti. Virabhadrasana 2 arba A, B. Grįžtame į karys 2. Įkvėpti. Rankos lygiagrečiai su grindimi, žiūrime į dešinę pusę. 90 laipsnių kampu. Didelis atstumas tarp pėdų, galinė pėda 90 laipsnių kampu. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus ištiesime priekinę koją. Utita trikonasana. Trikampio poza. Įkvėpti, lenkiamės į priekį. Iškvėpti, rankos leidžiasi žemyn. Naudojate blokelį, jeigu sunku pasiekti žemę. Arba tiesiog dedate ranką ant čiurnos. Ir čia klubai lieka kaip yra. Tiesiog sukate per liemenį, krūtinė kyla aukštyn ir žiūrite aukštyn. Stenkitės, kad svoris tiesiog nenusėstų ant pėdos ar ant žemės, ant blokelio. Turite jausti tokį lengvą tiesiog prisilietimą, nes turi susiaktyvuoti visi šlaunų raumenys, sėdmenų raumenys. Bei taip pat preso. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti, nuleidžiate kairę ranką žemyn, sumažinate distanciją tarp pėdų apie maždaug metro atstumą nuo pėdų. Galinė pėda pasisuka 45 laipsnių kampu. Įkvėpti, statome kairę ranką į išorinę dešinės pėdos dalį, ant blokelio arba ant žemės. Įkvėpti, pakylate pusiau. Iškvėpti, sukate tik liemenį, sėdmenys lieka kur yra, liemuo sukasi ir žiūrite aukštyn. Dešinė ranka gali būti ant jūsų sėdmenų, ar klubo, arba iškelti į viršų. Iškelta ranka į viršų. Ir krūtinė tiesiog kyla aukštyn, žiūrite aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai, iškvėpti. Čia pasijungia labai stipriai vidiniai šlaunų raumenys. Įkvėpti, iškvėpti, nuleidžiate ranką žemyn, padidinate distanciją kaip karys 2, pėda kairė grįžta atgal ir pasisuka 90 laipsnių kampu. Dešinė ranka ant blokelio šalia išorinės pėdos,
Kairė ranka keliauja per apačią į viršų. Šoninis ištempimas. Sudarote būtent kairės pėdos ir kairės rankos plaštakos pagalba vieną liniją tiesią. Gilus įtupstis. Jaučiame, kaip mūsų čiurnos, gal ne čiurnos, nežinau kaip lietuviškai, bet būtent vidinių klubų dalis atsidaro. Įkvėpti, žiūrime aukštyn, taip pat sukasi krūtinę, žiūrite aukštyn, iškvėpti. Svoris neturi nusėsti ant blokelio ar ant žemės. Tiesiog turite jausti, kad vos paliečiate ranką blokelį. Įkvėpti giliai, iškvėpti, nuleidžiate abi rankas žemyn bei kelią kairį. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti rankos į maldos poziciją priešais krūtinę. Įkvėpti pasiruošti, sukatės į dešinę pusę, kairė alkūnė keliauja už dešinio kelio ir sukatės vėlgi per liemenį, žiūrite aukštyn. Užsibūnate čia, arba jeigu norite daugiau iššūkio, ištiesiate kairę koją pilnai. Įkvėpti, didysis dešinės pėdos pirštas spaudžiasi kilimėlį stipriai. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti, ūdžia įkvėpavimas, iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti į lentos poziciją, įkvėpti pasiruošti, iškvėpti čaturanga, įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn, įkvėpti giliai ir iškvėpti. Nuleidžiate abi alkūnes, jeigu galite, į delfino pozą. Plaštakomis galite sujungti vieną kitą. Ir čia mes keliaujame pėdomis kuo arčiau alkūnių. Ir sėdmenys kyla aukštyn. Žiūrite pro alkūnes, pro rankas tiesiog į viršų. Priešinatės alkūnių pagalba nuo kilimėlio. Labai daug iššūkio reikalaujantį pozą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sėdmenys kuo aukščiau. Įkvėpti ir iškvėpti. Nuleidžiate kelius žemyn į vaiko pozą. Rankos gali būti už savęs, už nugaros arba priešais, virš galvos. Raskite savo patogiausią variantą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Norite daugiau iššūkių, galite atlikti vadinamą pinčiamą virasana pozą, kuri reikalauja nemažai iššūkių. Ir užsibūnate čia. Po šitos pozos lengvai nusileidžiate žemyn į vaiko pozą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, grįžtate po lengvai iš šuo veidu žemyn ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Kairė koja keliauja virš, įkvėpti. Į Virabhadrasana, A, karys 1. Įkvėpti rankos aukštyn ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu Virabhadrasana 2, karys 2. Rankos lygiagrečiai su grindimis. Ir žiūrite į kairę pusę.
gilus įtupstis, pėda galinė 90 laipsnių kampu arba lygiagrečiai su kilimėlio galinė dalimi. Įkvėpti gilus įtupstis ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu ištiesite priekinę koją, galite sumažinti šiek tiek distanciją. Įkvėpti, krypstate į priekį, iškvėpti, leidžiate žemyn. Vėlgi, kairė ranka gali būti ant blokelio. Ir klubai pasilieka, kur yra. Dešinė ranka iškyla į viršų. Krūtinė taip pat per liemenį sukatės ir krūtinė kyla aukštyn. Žvilgsnis aukštyn. Blokelį galite reguliuoti aukštį. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Stabilus, gilus kvėpavimas per nosį. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti. Iškvėpus abi rankos keliauja žemyn. Pakoreguojate distanciją, kuri tarp pėdų bus apie maždaug metro tarpo. Vėlgi blokelis išorinėje kairės pėdos dalyje. Dešinė ranka ant blokelio, kairė ranka ant sėdmenų. Sukatės per liemenį, krūtinė į viršų. Spaudžiate abu didžiuosius kojų pirštus į kilimėlį, parengite vidinės šlaunis ir kairė ranka gali keliauti į viršų. Jeigu jaučiate, kad esate stabilus, krūtinė kyla aukštyn, bet sėdmenys lieka neutralūs. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiate rankas į apačią. Padidinate distanciją, kaip karys numeris 2. Dešinė pėda lygiagrečiai su galinė kilimėlio dalimi. Ranka ant blokelio, kairė kelias sulenktas 90 laipsnių kampu ir remiasi į ranką. Ranka dešinė keliauja per apačią į viršų. Ištemptas šoninis pratimas. Vėlgi, dešinė pėda iki pačios dešinės plaštokos yra tiesiog viena linija, tiesi linija. Krūtinė sukasi per liemenį, žiūrite aukštyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Vėlgi svoris neturi nusėsti ant blokelio, tiesiog jaučiate, kad būtent pilvo, šlaunų, preso sėdmenų dėka galite išsibūti šioje pozicijoje. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiate rankas žemyn. Kelią nuleidžiate 10 taip pat žemyn. Rankos keliauja į viršų, įkvėpti. Iškvėpus į maldos poziciją priešais krūtinę. Įkvėpti, pasiruošti. Sukatės į kairę pusę, tai dešinė alkūnė už kairio kelio. Ir sukate krūtinę per liemenį, žiūrite aukštyn, maldos pozicija rankų atsiranda tiesiog krūtinės viduryje. Norite daugiau iššūkio, galite ištiesinti dešinę koją. Įkvėpti, žiūrite aukštyn ir iškvėpti. Įkvėpti, didysis, kairysis kojas nykštyt, spaudžiuosi. Nykštyt. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį. Įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiate rankas į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, čia turanga. Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu keliaujate kilimėlio priekį. Nuleidžiate sėdmenis žemyn.
Ištiesėte kojas priešai save į dandasanos poziciją. Pėdos sulenktos į save, nugara pilnai ištiesta. Rankos palei šonų klubų. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Paimkite visus raumenis, suaktyvuojate būtent sėdmenų, šlaunų, blauzdų. Tiesiog pėdos netgi pakyla nuo žemės ant tiek aktyvios kojos. Įkvėpti giliai. Žiūrite tiesiai, pečiai nuleisti, nugara ištiesta, krūtinė pakelta į viršų, iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Atsipalaiduojate, iškvėpti. Atliksime kvėpavimą. Ir tai bus mūsų pasyvus įkvėpimas ir aktyvus iškvėpimas. Ką tai reiškia? Įkvėpiame labai tiesiog mažai ir iškvėpiame stipriai. Ir tai gaunasi toks natūralus tiesiog pulsavimas, nes kadangi iškvėpus stipriai, jūs net nesistengiant įkvėpėte to oro šiek tiek nedaug. Jums nereikia apie tai net galvoti. Svarbiausia tiesiog jį išstumti, o natūraliai jau įkvėpsite tiek, kiek jums reikia. Jeigu norite pasižiūrėti, kaip tai atliekama, tai bus įkvėpimas pilnas į plaučius, iškvėpimas pilnas, įkvėpi pusiau, iškvėpti. Prisijunkite. Išpūskite visą orą. Kojomis pakilame aukštyn, nekvėpuokite. Nuleiskite koją žemyn, nekvėpuokite. Įkvėpkite. Iškvėpkite. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Užsibūname. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kylame aukštyn. Užlaikome. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nuleidžiame. Ir pakylame. Koją sukryžiuojate. Ir keliaujate į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Iškvėpti į kilimėlio priekį. Nuleidžiate sėdmenis. Pasiimate dirželį, jeigu reikia. Ištiesinate dešinę koją. Kairė pėda keliauja į vidinę kairės šlaunies pusę. Dešinysis kelias nusileidžia žemyn. Jeigu sunku taip išsėdėti, galite padėti blokelį po sėdmenimis. Ir atlikti šitą pratimą arba be jo, kaip jums patogiau. Dirželį naudosime apjuosti būtent kairę pėdą, jeigu sunku ją pasiekti ranka. Ir čia mes atliksime lenkimos į priekį pratimą. Įkvėpti, nugarą išsitiesia, iškvėpti, leidžiame žemyn. Kadangi mano šita koja yra traumuota, aš negaliu labai žemai nusileisti šiuo metu, bet jūs turite siekti, kad jūsų krūtinė tiesiog lenktųsi prie kelio. Ir tiesiog užsibūnate čia. Atkreipkite dėmesį, kad dešinysis kelias nekiltų, o būtų nuleistas žemyn.
Gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Neskubėti, kvėpuoti per nosį. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti pusiau keletas. Iškvėpti į neutralią poziciją. Dešinė pėda keliauja už dešinio kelio. Kairė koja susilenkia per kelį. Tiesiog į šitokią poziciją. Ir čia mes suksimės vėlgi į dešinę pusę. Vis dar aktyviname mūsų manipūrą čakrą. Rankomis kilame aukštyn, įkvėpti, iškvėpus, dešinė ranka už nugaros, kairė alkūnė už dešinio kelio, sukatės atgal, žiūrite per dešinį petį atgal. Norite šiek tiek daugiau iššūkio, kišate ranką tarp blauzdikaulio ir šlaunies dešinės pozicijos. Ir kairę ranką pasiekėte būtent dešinę ranką už nugaros ir galite net ištiesti dešinę koją. Dešinę koją. Ir žiūrėti atgal. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančių įkvėpimų pasiruošti. Iškvėpus sukamės į priešingą pusę. Tiesiog šiek tiek nusileidžiate žemyn. Įkvėpti. Grįžtate į navasanos poziciją. Ir iškvėpti. Galbūt norite ištiesti kojas. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Nuleidžiate pėdą žemyn. Ištiesinate dešinę koją priešais save. Pėda palenkta į savo pusę, į veido link. Vėlgi kairė pėda keliauja į vidinę dešinės šlaunies dalį. Kelias nusileidžia žemyn. Naudosite dirželį, jeigu negalite pasiekti pėdos. Rankomis keliaujate į viršų. Įkvėpti giliai. Nugara pilnai ištiesta, ištempta. Iškvėpus leidžiate žemyn. Ir čia užsibūnate keletą kvėpavimų. Kiekvieną kartą iškvėpus vis norite lenktis žemyn ir žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pakilate pusiau, iškvėpus grįžtate į pradinę poziciją. Vėlgi dešinė koja lieka ten, kur yra. Kairė pėda keliauja už dešinio kelio. Sulenkėte dešinį kelią ir pėda keliauja už nugaros prie sėdynės. Rankomis keliaujate į viršų įkvėpti, sukatės į kairę pusę. Ir dešinė alkūnė atsiranda už kairio kelio. Kairė ranka už nugaros, ištiesinkite nugarą ir žiūrite atgal per kairį petį. Išsibūnate čia, arba jeigu norite daugiau iššūkio, vėlgi, kaip ir prieš tai darome. Atliekame tą patį kairėje pusėje. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančių įkvėpimų pasiruošti. Atpalaiduojate kūną, sukdamiesi į priešingą pusę. Iškvėpti. Įkvėpti. Grįžtate į laivelio pozą, navasaną. Ir iškvėpti. Sukryžiuojate kojas. Ir keliaujate į čaturangą. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Iškvėpti. Įkvėpti į kilimėlio priekį.
Pusiau keliatės. Iškvėpus leidžiate žemyn. Įdėti rankomis aukštyn. Iškvėpti leidžiate žemyn. Įkvėpti pusiau keliatės. Iškvėpti į lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Urdha mukha. Iškvėpti. Šuo žemyn. Adha mukha. Mažais žingsneliais keliauti kilimėlį priekį. Į sėdimą poziciją nuleidžiate sėdmenis. Kojos sulenktos priešais save. Pritraukite sėdmenis kuo arčiau savo pėdų, kulnų. Rankos ištiestos priešais save. Įkvėpti. Iškvėpus leidžiate žemyn, neskubėdami. Apatinė nugaros dalis. Vidurinė nugaros dalis. Viršutinė. Pečiai. Kaklas. Pasiemate blokelį. Atliksime keletą tiltelio pratimų. Pritraukite pėdas kuo arčiau sėdmenų. Įkvėpti sėdmenis kyla aukštyn. Galite net ant pirštų galiukų. Ir padedate blokelį po sėdynę. Taip, kad jūsų būtent apatinė nugaros dalis nebūtų ant blokelio, o tiesiog būtų, kur yra jūsų sėdmenis. Blokelį galite pasirinkti jums tinkamiausią aukštį, mažiausią, vidurinį ar aukščiausią. Rankos gali būti nuleistos plaštakomis žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Atsargiai kylate ant kojų pirštų galiukų, pakelite sėdmenis aukščiau, kad patrauktų blokelį. Nuleidžiate viršutinę nugaros dalį, vidurinę bei apatinę. Kelius pasupuojate į vieną pusę bei į kitą. Galite atlikti tą patį, pakartoti šitą pratimą su blokeliu arba be blokelio. Jeigu norite atlikti pilną būtent tiltelį ir atlikti pratimą su manimi kartu, tai rankų plaštakos keliauja virš pečių, pirštai žiūri į pečius. Kylate ant galvos, jeigu sunku iškart pakilti, ir tuomet kylate į tiltelį. Ir tiesiog ant pirštų kojų galiukų kelite sėdmenis kuo aukščiau. Galite atlikti keletą daugiau iššūkio reikalaujančių pratimų. Būtent iškelti vieną koją aukštyn. Arba iškelti kitą koją. Išsibūkite iki 3 kvėpavimų. Atsargiai nuleiskite galvą žemyn. Viršutinę nugaros dalį. Vidurinę bei apatinę. Ir vėlgi pasupuokite savo keliais į vieną pusę bei kitą, išlaisvindami įtampą nuo apatinės nugaros dalies. Pritraukite kelius prie krūtinės. Ir tiesiog pasisupate pirmyn bei atgal. Ir grįžtate į šuo veidu žemyn poziciją. Asana, Adha mukha. Iš čia dešinė koja keliauja viršų, įkvėpti į būtent balandžio pozą. Iškvėpti. Atliksime undinėlės poziciją. Naudojate arba išliekate šioje pozoje, jeigu sunku atlikti šiuo metu undinėlės pozą. Jeigu norite atlikti ją kartu su manimi ir norite tiesiog bandyti praktikuotis, ką aš labai rekomenduoju, tai tuomet
Blokelį statykite į būtent po šlaunim, kad būtų stabilu, jeigu sunku išlaikyti stabiliai. Kelias sulenktas ir pėda keliauja į tiesiog kairį klubą. Dešinė koja grinai stipri laikosi. Ir kaip sakiau, galite paremti blokelį, kad nenukryptumėt į šoną. Tuomet naudojate kairę ranką pritraukti dešinę pėdą prie savęs. Ir jeigu galite pakilti, pakylate ir suimate abiemis rankomis, pirštais. Ir užsibūnate čia. Pajunkite sėdmenų raumenis stipriai. Nukrypstate, galite pakilti vėl. Ir tiesiog žvilgsnis arba į priekį, arba kažkur randate tašką. Įkvėpti giliai, iškvėpus atsargiai išsilaisvinate. Galite atlikti šį pratimą tiesiog sulenkus pėdą į save. Ranka dešinė gali būti nulys ant žemės. Kada išsibuvote iki 3 kvėpavimų, lengvai atsipalaiduojate, išlaisvinate. Įkvėpti giliai, žiūrite aukštyn, iškvėpus leidžiate žemyn. Plaštakomis sudarote pagalvėlę, kad galva galėtų ant jos nusileisti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Tekančiai įkvėpimu, rankomis pakeliate save aukštyn, dešinė koja kyla į viršų, iškvėpus išuot žemyn, įkvėpti kairė koja kyla aukštyn, į būtent balandžio pozą, iškvėpti ir atliksime jau undinėlės poziciją kairėje pusėje. Tai vėlgi naudojate blokelį po šlaunimi, jeigu nenorite nukreipti. Dešinę ranką pritraukite dešinę pėdą prie savęs, galite išbūti šioje pozicijoje, arba ranka gali būti nuleista ant blokelio. Jeigu atliekate pratimą be blokelio pagalbos, kadangi mano koja yra šita traumuota, negaliu paimti raumenų, naudoju blokelį, kurio pagalba paskui galiu pakilti ir užsibūti čia, kelių kvėpavimų. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Kaip ir minėjau, galite pasirinkti savo tinkamiausią poziciją. Įkvėpti ir iškvėpti. Atsargiai nuleidžiate dešinę pėdą atgal. Ir rankų plaštakomis darote pagalvėlę, nuleidžiate galvą ant jos. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti bei iškvėpti. Įkvėpimu pakylate aukštyn. Kairė koja kyla aukštyn. Iškvėpus į šuo žemyn, adamuką. Ir mažais žingsneliais keliaujate kilimėlio priekį, kur nuleidžiate sėdmynę žemyn. Į drugelio poziciją, tiesiog keliems kvėpavimams prieš pabaigą. Dažniausiai mes ugnies elementą sujungiame su žemės elementu, bet taip pat pajungiame ir vandens elementą, kas būtent atidaro mūsų klubus. Šie elementai vienas su kitu labai gražiai pinasi. Nuleidžiate kelius į šonus ir tiesiog paplasnuojate įsivaizduojamais kaip drugelio, kaip čia dabar pasakyti, net nežinau, sparneliais. Paplasnuojate. Ir po truputėlį nuleidžiate krūtinę žemyn link pėdų.
galva nusileidžia ir tiesiog atsipalaiduojate čia keliam kvėpavimams. Įkvėpti giliai ir iškvėpti garsu. Įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite garsu. Atsargiai pakylate aukštyn, ištiesite kojas priešais save, alkūnėmis nusileidžiate žemyn, po truputėlį. Galite apsirengti šilčiau, įsidėti kojines, jeigu turite pleduką, taip pat panaudokite jį užsiklojant. Ir mes šią praktiką pabaigsime su kūriniu. Tai bus pirmasis kūrinys būtent, kur atsiunčiau aš jums. Tai su skaičiavimu 3, 2, 1 paspauskite pirmą kūrinį, kuris vadinasi Re. Iš šavasanos pozicija, kuri yra labai labai svarbi jogos praktikoje. Aš atsisėsiu į meditacijos poziciją. Jūsų visų prašau atsigulti ant nugaros, užmerkti akis ir tiesiog leiskite savo kūnui pasidaryti sunkiam. Jauskite, kaip jis skęsta kilimėlyje. Galite paleisti užėjį kvėpavimą ir kvėpuoti natūraliai. Jūsų darbas jau atliktas. Dabar leiskite tiesiog savo kūnui būti tokiam, kokiam jam norisi. Leiskite savo akims paskęsti jų ertmėje. Leiskite jūsų kvėpavimui pasidaryti lengvam ir neutraliam. Leiskite savo kūnui pilnai atsipalaiduoti. Atsipalaidavę. Jauskite, kaip jūsų kvėpavimas nusiraminęs. Tiesiog leidžiasi tą ramybės būseną. Jūsų kūnas pilnai atsipalaidavęs. Pradėkite kviesti suvokimą į savo kūną, tą awareness. Kvieskite savo sielą sugrįžti atgal. Ir po truputėlį pradėkite judinti pėdas.
rankų pirštus. Truputėlį pradėkite žadinti savo kvėpavimu. Ir galbūt pritraukite kelius prie krūtinės, juoskite rankomis ir pakelkite galvą kelių link, susigūžkite į kamuolėlį, įkvėpkite giliai, iškvėpus atpalaiduokite visą kūną, ištieskite kojas, kelkite rankas virš galvos, įkvėpkite giliai ir iškvėpkite balsu. Dar kartelį įkvėpkite, rankos keliauja virš galvos. Iškvėpus leidžiate ranką žemyn ir balsu iškvėpkite. Pritraukite kelius vėl prie krūtinės ir tiesiog pasisukite pirmyn bei atgal per stuburo ilgį. Ir galbūt norite pasisukti į vieną pusę, kad pakilti į sėdimą poziciją. Arba tiesiog pasisukite pirmyn ir atgal ir taip grįžkite į sėdimą poziciją. Taip kaip pradėjome šią praktiką, taip ją mes ir užbaigsime. Sudėkite rankas į maldos poziciją. Laikykite akis užmerktas. Padėkokite savo už tai, kad galite sau leisti šią maždaug valandos trukmę, valandos su pusę trukmę jogai ir leidžiate savo kūnui pamilti tai, ką senai jau buvo sukurta mūsų visatos. Ačiū Jums, kad pasitikite manim, ačiū, kad keliaujate kartu, kad dalinate savo energiją. Ir prisiminkite šios praktikos tikslą ir leiskite savo su ta šviesa, ramybė, meilė, atgimimu keliauti per mūsų gražią šventę Velykas, kartu su šeima dalinkitės tą meilę su visais, gėriu. Na, mes užbaigsime šią praktiką su garsu Om, tuo visatos garsu. Kvėpkite giliai per nosį. Shanti, Shanti, Shanti. Peace, peace, peace. Uždėkite namaste tarp antakių į mūsų trečią akį, tą intuiciją, tas, kas mus apsaugo. Ir taip pat padėkokime Mamai Žemei už tai, kad esame čia, už tai, ką mums suteikia kiekvieną dieną. Leidžiame žemyn. Ačiū Jums. Ačiū, kad esate, kad mūsų ta graži community, bendruomenė auga. Aš Jūsų labai labai lauksiu. Iš